Ir taip, dar turim iki 7 rugsėjo visą savaitę tam, kad Xera Pro puslapyje ne tik tai įrašytumėm telefoną ir gimimo datą, bet ir va čia, kur yra e-wallets puslapis, mes matom, jeigu turite USDK voucherius, reikia pakeisti juos USDK promo. Iki 7 turim pakeisti. Tai einam į swap, voucheris, mums pasirodo, kiek čia yra pas mus pinigų. Įsirašom slaptažodį. Ir spaudžiam send. Pas mane čia yra 6, buvo 16, ar kiek dabar matote, atsirado 106,58. Čia dingo, čia atsirado. Todėl, kad nuo 7 rugsėjo USDK voucherių nebeliks. Tai viską pasidarykite, pasikeiskite USDK promo ir tada šitos USDK promo dar galėsim naudoti. Kur naudoti, sužinosim, bet man atrodo, kad bus galima įsigyti naujus hubus. Tai tiesiog informaciją dalinkitės ir pasakykit visiems, kad šitą padarytų.